Jeigu vaikas eina į mokyklą vienas ir niekur neskubėdamas, greičiausiai jis pasirinks savo puikiai žinomą ir saugų maršrutą, kurį jam parodė jo tėveliai. Bet dažniausiai vaikai iš mokyklos ar į mokyklą eina kartu su savo draugais ar klasiokais. Tada jie kalbasi, kartais netgi žaidžia įvairius žaidimus. Vat štai tada ir jų dėmesys saugiam eismui dingsta. Vaikas atsiduria netgi tokioje situacijoje. Ar elgtis taip, kaip mokino jo tėvai, ar elgtis taip, kaip elgėsi jo draugai. Tačiau drausti vaikui nesusitikti su draugais pakeliui į mokyklą tikrai neverta. Toks sprendimas turėtų daug daugiau minusų nei pliusų. Mūsų patarimas būtų: užbėkite tokioms situacijoms už akių. Išmokykite vaiką, kokiu pavyzdžiu sekti verta, o kada pačiam verta tapti pavyzdžiu savo draugams. Draudimai vaikui daro įtaką tik tuomet, kai vaikas žino, jog už vienokį ar kitokį elgesį bus nubaustas. Nematant tėvams, vaikas tikriausiai elgsis taip, kaip jam tuo metu atrodo patogiau. Vietoj draudimų stenkitės paaiškinti vaikui, kodėl reikia paisyti eismo taisyklių. Maža to, bandykite vaiką įkvėpti ne tik kaip elgtis pačiam, bet ir būti pavyzdžiu savo draugams. Žinoma, įskiepyti vaikui gerai elgtis kelyje yra labai sudėtinga, todėl naudokitės visomis priemonėmis. Pavyzdžiui, jeigu pamatėte, kad jūsų vaikas teisingai elgiasi kelyje, pagirkite jį. Bendraukite su vaiko draugų ir klasiokų tėveliais. Taip efektas bus žymiai didesnis. Tada jūsų vaikas nesijaus vienas grupėje laikydamasis taisyklių, nes draugų įtaka yra be galo svarbi. Būkite pirmi, kurie savo vaikams suteiks informaciją, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Dažnai vaikas netinkamai elgiasi todėl, jog nežino atsakymo ir tuomet ieško tarp jį supančių žmonių. Šis atsakymas ne visuomet būna tinkamas. Todėl jūsų, brangus tėveliai, rūpestis žinoti vaiko kelią į mokyklą ir užbėgti už akių tokiam elgesiui. Būtinai įspėkite vaiką ne tik apie tai, kaip turėtų elgtis jis pats, bet ir kaip turėtų reaguoti į savo draugų elgesį. Grįžusio vaiko namo pasiteiraukite, kaip jam sekėsi kelionė. Jokiu būdu jo nebauskite, jeigu jis padarė kažką ne taip, nes kitą kartą tiesiog nepasakos, kas jam nutiko. Pasiaiškinkite ir paaiškinkite, kaip kitą kartą jam elgtis. Būkite dėmesingi savo atžaloms ir jų kelias į mokyklą bus daug saugesnis.